tai žinojom, kokio svarbumo tos varžybos. Manau, jom pasiruošėm, kiek leido sąlygos maksimaliai ir tikrai tik noriu pagirti vyrus už tą kovingumą, už tą kovą, ką pademonstravo aikštelė. Aišku, ta įtampa tų varžybų gal truputį broko įnešė. Prametėm tokių lengvų metimų nemažai ir greitam puolime ir tritaškių, bet šiaip tikrai noriu pagirti komandą. Man atrodo, tas buvo, kad pasitikėjimas savim vienas dalykas, o kitas dalykas gera gynyba. Tikrai vyrai šaunuoliai, turėjom vieną naktį, vieną susirinkimą vakare po varžybų, tik tai pasiruošti tom varžybom, be jokių treniruočių, be nieko. Jie įsiklausė, ką norim daryti ir tikrai gan gerai padarė. Žiūrėjome jų varžybas ir prieš mus dabar žaidė, matėme, taip, tai yra stiprus universitetas, gan gerai susižaidusi komanda, tai yra jų didžiausias privalumas, kad jie vienas kitą labai gerai žino. O mes dar vis tokie ieškome to tikro savo žaidimo. Aš tikiuosi tikrai, kad tam etape ir pademonstruosim. Sunkios varžybos, labai norėjom laimėti, viskas to pasakyta, žinom, ką darom, bandėm laikytis planą, kurį treneriai pasakė, viskas susiklostė mūsų naudai. Neleisti jiem mesti lengvų taškų iš po krepšio, neleisti pasimti daug kamuolių puolime, tiesiog toks planas minimalus, kurį daugmaž įvykdėme normaliai, kas įtakoja pergalę. Ketvirtfinalis klysti negalima ir varžovas bet kuriuo atveju gaunasi sunkus, nes iš grupių silpnų nebeišeina. Ko labiausiai bijot? Bijoti nieko, nebijom kam važiuoti, jeigu kažko bijai. Tai žiūrėsim, bandysim, kovosim, darysim skautingus ir studijuosim visą žaidimą.